Pradedam tą juodą penktadieniavimą ir aišku, bus labai daug pasiūlymų. Visi mano klientam viską siūlys ir aišku, siūlys geriausius pasiūlymus ir labai gerai, nes ruošiame šventėm, negalim pasiruošti šventėm, galim apsidovanoti save, savo artimuosius, galim tiesiog prisipirkti daiktų, kuriuos mes ar taip naudojame geresnėm kainom. Tai dabar atspėkit, ką toliau iš Beža familijos rodysiu. Nu tai aišku, brošių. Jeigu dar neturit, tai dabar labai geras metas įsigyti, nes visoms šukom 20% nuolaida brošių. Labai gražiai supakuotos, taip pat labai tiks dovanoms. Čia tos mažėlesnės, taip. Bet Hermes spalvos dėžutė yra šitos su masažuokliu. Koko palmių. Jų yra įvairių spalvų, bet tik dėl aromato. Šiaip sudėtis yra ta pati. Ką aš jums noriu pasakyti? Čia yra absoliučiai paskutinė galimybė, jeigu jis jums patinka, įsigyti koko palmių šampūnus, nes dabar kurį laiką, net ne kurį, o ilgą laiką jų nebus. Tai yra absoliučiai paskutiniai likučiai parduodami, todėl kad gamintojas truputį keičia konceptą, sudėtį, pakavimą, žodžiu, daug ten kažką keis. Ir visiškai neaišku, kada kas įvyks, nes japonai tai yra labai preciziški ir labai lėti. Ir dabar jiems yra nuolaida 20% perkant pavienio, o rinkiniams 25%. Tai kad galite pasinaudoti progą, nes bent jau šitie tai yra paskutiniai Beža familijoje. Po to, aišku, atsiras kiti tos pačios kompanijos, bet neaišku kada. Naujiena iš Beža familija, mielosios, yra štai šitie turbanai. Tai yra hair dry turban su japonišku apdovanojimu. Tai čia yra mikropluošto turbanas, kuris pelnė Japonijos LDK The Beauty įvertinimą. Tai yra toks kokybės ženklas, kaip ir pas mus apdovanoja gerus kažkokius sukurtus daiktus. Žiūrėkit, čia yra tokia gumytė dėl patogumo. Tai užsidedam taip. Sakė, Japonijoje yra numeris 1. Nu ką, tada mes jį kryžiuojam čia gale. Ir Magdalena, pašauksiu tuo. Ir va tokį bantuką užsirišam. Man bus juodas. Garantuoju, čia bus Magdutė, nes Magdutė dažniausiai plaukus džiovina natūraliai.